Žinot, aš Egidijų sutikau kartu su Dominiku. Tai aš kaip sakau, aš turiu 2 vyrus iš karto, su bonusu. Iš tikrųjų, jie abudu buvo tokie, žinot, bailiukai. Jie tokie nedrąsūs, žinot. Atsiprašau. Buvo iš tikrųjų nelengva. Ypač kartais aš galvodavau, kaip atsakyti klausimą. Dominikas manęs klausė, kas yra mama, žinot. Man kartais toks momentas, ką man jam sakyti, kas ta mama. Aš ne mama pati dar, žinot, jam buvo 6 metukai. Kas ta mama, iš kur man žinoti. Tai praėjom tokį nelengvą laikotarpį, kur vieni prie kitų pripratom iš tikrųjų ir jie buvo labai uždari, baikštus, turbūt nenorėjo prisileisti žmonių, nenorėjo svetimų. Nežinau, žinot, ta netektis yra tokia, Egidijus yra labai atsakingas žmogus. Jisai iš tų, kur tikrai bet ko neves vaikui ir tikrai bet ko nerodys ir nesupažindins, nes jisai labai mylėjo savo pirmą žmoną, aš taip įsivaizduoju. Ta pagarba tikrai labai didelė. Niekada nepasakys blogo žodžio, visada tikrai aukščiausiam lygiai. Tai man gal toks buvo, žinot, atsakomybės, toks didžiulis akmuo ir aš galvoju, Dieve, ar man pavyks, ar aš galėsiu juos abudu pakeisti, ta prasme, atverti galbūt, nes jie tokie baikštus abu buvo. Ir palaipsniui, dabar kaip aš pagalvoju, kartais ir su pačiu Egidijum pakalbam, sakau, atsimeni prieš tai ir tu dabar, koks pasikeitimas ir koks, tikrai ir Dominikas, toks pleputis dabar užsivedęs, o iš pradžių toks baikštus būdavo, jam vaikui sakydavo, aš vienas neturiu mamos. Visi mokykloje, ten pirmoji klasėje jis buvo, visi turi mamą, aš maždaug neturėsiu mamos. Tai dabar jo klasiokai net nežino, kad aš netikra mama, žinot, mes jau visur kartu. Tai taip, iš pradžių galbūt, ta situacija tokia, aš toks atsakingas žmogus, man iš karto galvoju, vaikas ne šiaip sau, ir tas vaikas toks nuostabus ir ypatingas, ir jo klausimai tokie būna, kur Dieve atrodo, ką man atsakyti. Žinot, aš ir neturiu patirties, atrodo, tai va, iš pradžių buvo tikrai tas toksai pasiruošimas ir aš pati gal jų bijojau ir atrodo, jie manęs bijojo visi vieni kitų. Niekada nepamiršiu, kaip per mūsų vestuvės Dominiko palinkėjimas buvo linkiu tau sveikatos, nes nenoriu prarasti antros mamytės. Tai žinokit, ta prasme visi verkė.